Sveiki visi, tiek čia gyvai Bernardinų sode sėdintys, tiek visi tie, kurie stebi mus už ekranų. Startuoja diskusija atsakomybė be aplinkelių, ar tikrai kaltas dėl to kažkas kitas. Iš tikrųjų, toks geras, taiklus klausimas, tikriausiai nieks apie tai nesusimastom stebėdami aktualės vykstančias, bet apie tai dar pakalbėsim. Tema aktuali. Ir labai džiaugiuosi, kad Žaliasis taškas, tokia organizacija, kurią nebejoju, ne vieną žinote, šitą temą inicijavo. Ir kadangi sėdim Žalio taško inicijuotojo diskusiją, norėčiau dar trumpai pristatyti šią organizaciją. Žaliasis taškas Lietuvoje veikia daugiau negu 22 metus ir vienė daugiau negu 3500 gamintojų ir importuotojų. Taip pat atstovauja tarptautinį ženklą Green Dot, priklausantį ProEurope tinklui. Ir organizacijos tikslas, kas yra svarbiausia, taip, kiekvienos organizacijos tikslas, dėl ko yra, tai yra pakuočių atliekų tvarkymo sistemos Lietuvoje koordinavimas. Ir organizacija ši yra ta, kuris skatina mus visus rūšiuoti, tinkamai rūšiuoti ir galvoti tai, ką rūšiuojam, kaip mes rūšiuojame pakuotes. Žaliasis taškas periodiškai atlieka įvairius tyrimus, kaip mums sekasi tai daryti ir galime pasidžiaugti, kad iš tikrųjų apie 57% Lietuvos gyventojų pasisako, kad jie rūšiuoja, bet bent jau tyrimai rodo, kad tik apie 24% sako, kad jaučiasi visiškai tikri dėl to, kad žino, kaip rūšiuoti. Ir aš kaip jaučiu, kad pagal save tikrai kartais suabejoju, kaip čia taip man reiktų ką išmesti ir kur. Tai tikrai tų klausimų kyla. Ir tai rodo kitas Žalio taško tyrimas, organizacija daro periodinės, aš taip vadinčiau, taip konteinerių patikras, kai iškrato konteinerį ir žiūri, ką jame randa. Ir ką randa, kad apie 40% turinio konteinerių, tai yra pakuotės ar nepakuotės atliekos, kurios neturėtų ten būti. Tai, žodžiu, situacija yra tokia, kokia yra, bet dirbame dėl to, kad taip nebūtų. O ką mes dažnai maišome, kad, viena, kai sakai, ten rūšiuoti reikia plastiką, nežinau, stiklą, metalą, dar kažką, bet kažkaip pamirštame, kad tai turi būti pakuotės, ne tiesiog, nežinau, higienos reikmenys, dantų šepetėliai, kūdikių sauskelnės, vaikų žaislai ir dar kažkas, o pakuotės. Mes turime rūšiuoti pakuotės. Ir už tą turinį, kuris patenka į konteinerius, yra atsakingos organizacijos, jos turi jį nuo iki sutvarkyti, bet būtent pakuotes, o ne tas visas atliekas, kurias mes išmetam. Todėl taip svarbu rūšiuoti būtent pakuotes. Ir dėl to ir diskusija yra, tai kas kaltas, ar kas atsakingas ir kur čia reikėtų besti pirštą, kad situacija yra tokia, kokia yra. Ir kaip mes su Alfredu, neslėpsiu, prieš diskusiją kalbėjome, kad mes turime tokį resursą, nes galima sakyti, kad atliekos yra šiukšlės, išmečių ir nebereikia, bet taip nėra. Tai yra didžiulis resursas, kurį mes galime išnaudoti, didžiulis potencialas, bet mes to kažkodėl vis dar iki galo neišnaudojame. Tai apie tai tikiuosi irgi pasikalbėsime, kas čia vyksta. Ir tai šią artimiausią valandą padės padaryti, įveikti šį tikslą, kaip organizacija kiekviena turi savo tikslą, taip ir ši diskusija turi tikslą. Tai kalbėsime su Ieva Budraite, prie Ievos labai daug titulų, bet visus pavardinsiu gerai, klimato sprendimo advokatorė, aplinkosaugos politikos analitikė ir VŠI gamtos bičiuliai atstovė. Taip pat aplinkosaugos edukatorė. Ir Ieva mums taip pat pranešimą paskaitys prieš keliaujantį diskusiją. Taip pat šalia manęs sėdi Marina Curko-Notkvienė, tai yra UAB ekobazės direktorė. Ir mano minėtas Alfredas Kinulis, tai yra aplinkos apsaugos instituto direktorius. Tai kaip ir minėjau, prieš diskusiją pranešimai ir Marina jūsų pirmas. Tai kaip jūs įvesite per tas 10 minučių? Taip, ačiū Rima. Aš įvesiu tai, kad labai esu dėkinga už galimybę papasakoti, kaip iš tikrųjų viskas vyksta iš atliekų tvarkytojo perspektyvos. Todėl, kad tikrai, kai kyla gaisras, labai daug veiksmo medijose ir visur kaltų paieškos ir panašiai. Ir ko aš pasigendu, kad netgi kai gaisras vyksta pas mus, niekas mūsų nepaklauso, kaip įvyko, ką jūs manot ir kaip jūs iš visų to gyvenat. Tai bet aš todėl norėčiau savo prezentaciją papasakot, kaip mes gyvenam tose realiuose, kai tiek daug pavojaus konteineriuose. Tai aš gal pradėsiu savo prezentaciją
Labai norėčiau iš karto pradėti paneigiant 2 mitus, su kuriais labai dažnai mes susidūrėme, kai įvyksta gaisras ar kažkoks incidentas. Tai vienas mitas, kad dega tik atliekų tvarkytojai. Tai galiu parodyti statistiką praeitų metų, kiek iš viso Lietuvoje vyko gaisrų. Ir dėja, kol kas mes neturim tokios statistikos, kuri rodo gaisrų incidentų kiekį pagal veiklas. Tačiau mes patys, kaip atliekų tvarkytojai, labai sekam, stebim, kas vyksta, kas dega, kokie kur incidentai. Ir taip pat iš privataus pokalbio su PACT specialistais galiu pasakyti, kad gaisrų atliekų tvarkymo įmonėse skaičius neviršė kaip 0,5% nuo visų gaisrų Lietuvoje. Tai dėja dega privatūs ūkiai, apleistos aikštelės, gamyklos, parduotuvės, gaisrų tikrai turim daug. Kitas mitas, kurį mes nuolat girdim, tai dega tik tai Lietuvos tvarkytojai. Jos reikia iškelti iš miesto, jos reikia labiau kontroliuoti, nes čia tik Lietuvoje jie dega. Tai iš tikrųjų tikrai ne. Atliekų tvarkytojai dega visur, dega Lenkijoje, dega Vokietijoje, dega Amerikoje. Jau kitos šalis, kaip Jungtinė karalystė, jie jau veda statistiką konkrečiai pagal atliekų tvarkytojų. Ir ką jie dar daro, jie veda atskirai statistiką, kiek būtent tokių gaisrų įvyko dėl ličio jonų baterijų. Ir mes matom, kad augimas yra drastiškas. Tai yra, jeigu 2021 buvo 260 gaisrų, tai praeitais metais jau buvo 1200 incidentų gaisrų įvykusių dėl ličio jonų baterijos. Ką aš galiu pasakyti, kaip dirbanti jau pati 20 metų šitoje srityje, aš atstovauju Ekobazę, kuri rūšiuoja 20 metų pakuotės, tai realiai nuo sistemos atsiradimo pradžios, mes nuolat turėjom iššūkių. Atliekos buvo neaiškios kilmės, pakuotės buvo neaiškios, užterštos ir mes visada sprendėm uždavinius, kaip daugiau atrūšiuoti, daugiau perdirbti, gražinti ekonomikos ciklą. Ir tai buvo normalu, tai buvo mūsų darbas. Tačiau tas nerimas, su kuriuo mes gyvenom pastaruosius porą metų, tai jisai yra iš tikrųjų ženkliai rimtesnis, todėl kad tai yra nerimas ne tik dėl mūsų verslo, ar pavyks mums pelningai sudirbti ar ne, o tai yra nerimas ir dėl mūsų darbuotojų sveikatos ir gyvybės, dėl mūsų turto apsaugos ir verslo apskritai tęstinumo. Tai kalbant jau apie mūsų namus, dar norėčiau paminėti, kad aišku, kol kas nepavyko rasti, ačiū Dievui, informacijos, kad tuose gaisruose užsienio arba Lietuvoje nukentėtų žmonės. Tačiau turtas tikrai kenčia ir tai yra milijonai eurų. Kaip pavyzdžiui, iš statistikos iš UK mes turim per 22 metus 158 milijonai nuostolių dėl sugadinto turto. Ir kalbant apie jau mūsų namus, tai norėčiau paminėti 4 gaisrus, kurie vyko šiais metais. Gaisrų pas atliekų tvarkytojus buvo ženkliai daugiau, tačiau išrinkau tuos, kur tikrai jau nustatyta, kad tai buvo ličio baterijos priežastis. Deja, 2 iš tų gaisrų įvyko pas mus Ekobazės padaliniuose. Vienas įvykis buvo Tauragėje, kartu į pakuočių konteinerį buvo išmesta paspirtuko baterija. Jinai atvažiavo su visų turiniu pas mus ir pradedant ją apdoroti, kilo gaisras. Ačiū Dievui, buvo diena, buvo labai daug darbuotojai pastebėjo, iškart užgesino ir mes išvengėm kažkokio rimto incidento. Tačiau jeigu tai vyktų naktį arba savaitgalį, kai nėra žmonių, tai Tauragės regionas šiuo metu neturėtų atliekų tvarkytojo, kuris tvarkytų viso regiono pakuotės. Kitas incidentas, jisai vyko Kaune prieš porą mėnesių, sudegė mūsų padalinys, kuriame mes gaminam kietąjį atgautąjį kūrą. Kad suprastume plačiau kontekstą, kietas atgautas kūras tai yra specialus kūras iš atliekų, kurių neįmanoma perdirbti, jiems nėra kitų galimybių ir jį mes galim panaudoti kaip kūrą cemento fabrikams, kurie naudoja būtent jį ir mažina iškastinės anglies naudojimą. Tai yra iš tikrųjų tvarus labai užsiėmimas. Ir toks kūras irgi gaminamas iš tų pačių pakuotės atliekų, kurios netinkamos perdirbimui. Ir darbo pabaigoje, jau kai nebuvo žmonių, įvyko savaiminis užsidegimas
ir per 12 minučių sudegė visas pastatas, visa įranga ir iš tikrųjų niekas nenukentėjo, tačiau mes patyrėm didelius nuostolius dėl turto sužalojimo. Kita žala, kad tuo metu, kol mes atsistatinėjom, visas tokios atliekos, kurios galėjo būti panaudotos, jos važiavo į sąvartynus. Gera žinia yra ta, kad mes jau nuo kitos savaitės pradedam vėl veiklą, mes atsistatėm, mes investavom. Ir galiu pasakyti, kad mes kaip atliekų tvarkytojai, tai yra mūsų verslas, tai yra mūsų duona, tai yra mūsų ateitis, mūsų karjeros, mūsų darbuotojų gerovė ir mes tikrai investuojam į visas priemonės, kad užkirst kelią. Mes investuojam į gaisro gesinimo sistemas, mes investuojam į aptikimo sistemas, tačiau to nepakanka ir niekada nebus pakankama, todėl kad mes negalim ir kol kas ne tik mes, kiek man teko matyti ir Europos šalis, negali aptikti ličio baterijų. Jeigu mes turim automatinės rūšiavimo linijos, kur mes galim aptikti popierių, plastiką, stiklą, metalą, tai daroma lengvai, tai ličio baterija atkeliauja visais pavydalais. Tai gali būti nekaltas vaikų žaislas, kuris dainuoja šviečia, tai gali būti dantų šepetėlis ir galbūt daug kas pastebėjo, kad šiai dienai namuose mums kartais pritrunka razėčių, nes nuolat kažkas kažkur kraunasi. Tai visi tie daiktai, kurie kraunasi, jie kažkada sulūžta, jie išeina jų galiojimo laikas ir jie atsiduria konteineriuose. Ir šitoj vietoje mes kaip atliekų tvarkytojai, mes esam visos sistemos grandinės pabaigoje. Pas mus atvažiuoja jau kas atvažiuoja ir tam, kad mes užkirstume tam kelią, mes turim pajungti visą ekosistemą. Tai yra gamintojai importuotojai, kurie išleidžia, tai yra teisės aktų leidėjai, kurie turi galę įpareigoti, nežinau, rinkti per depozito sistemą, per surinkimo sistemą, statyti kažkokius atskirus surinkimo taškus. Ir aišku, mes visi gyventojai, vartotojai, nes mes esam teršėjai. Kaip bebūtų, ne atliekų tvarkytojai, ne gamintojai, yra teršėjas tas, kuris vartoja, tas, kurio ūkėje tai susidaro atliekos. Ir iš tikrųjų labai džiugu, kad pastaruoju metu labai daug rūšiuojančių žmonių. Tai rodo, kad mes esam labai sąmoningi, mums rūpi gamtos resursai, kuriuos norim tausoti. Mums rūpi tai, kad žaliavą mes galim gražinti atgal į ekonomikos ciklą. Tai mes jau tokie pakankamai edukuoti ir sąmoningi ir vis daugiau norintys rūšiuoti, turim pagalvoti, kad tikrai nekaltas veiksmas, kai tą žaislą, kažkokią elektroninę cigaretę, mes įmetam į konteinerį ir šitas nekaltas veiksmas yra didelės tragedijos pradžia. Tai tokia mano retorika, noriu pasakyti, toks mano skausmas. Ačiū, kad leidot jį išlieti ir pasidalinti. Ir tikrai labai mielai atsakysiu į klausimus, jeigu jie kils. Tai Marina, jeigu reiktų taip besti pirštų, tai kas kaltas? Ar galima tą vieną įvardinti kaltininką? Ar čia yra bendra ta atsakomybė, kurią nešam visi? Ir žmonės, ir organizacijos. Žinot, aš galiu pasakyti, gal biškai išsiplėsiu šito klausimu. Aš dirbu srityje jau ilgai ir man tenka vadovauti žmonėm ir tikrai nutinka darbuose, versle visokių klaidų. Ir ką mes sakom, kas kaltas. Ir kol mes ieškome to kalto, tai mes prarandame labai daug resursų ir laiko tam, kad jau pradėti taisyti, kas yra. Tai aš tiesiog negaliu pasakyti ir man net nesvarbu, kas kaltas. Nu tikrai, man nesvarbu, man svarbu tai, ką darom. Taip, apie tai dar pakalbėsim ir kadangi jūs daugiau susirinko, tai noriu pasakyti, kad tikrai galite užduoti klausimus, galite ranką pakelti, galite pakelę ranką sakyti, aš įgarsinsiu ir diskusija yra... Gal palaukim po pranešimo gerai ir tada kartu keliausim jau į diskusiją, nes kuo yra smagu šitas festivalis, būtent, kad tai yra visų mūsų diskusija, ne tik čia tų, kurie sėdi prie stalo, bet ir jūsų tų, kurie atėjot, nes rūpi, matyt, kad rūpi. Kitas mūsų pranešimas. Tai kokia bus tavo pozicija? Tai sveiki visi, mano vardas Ieva ir šiandien aš buvau pakviesta šioje diskusijoje atstovauti visuomenės arba žmogaus poziciją.
Ir negaliu niekaip kitaip, nepaisant to, kad daug metų tenka ir iš ekspertinės pusės dirbti su aplinkosauga, aplinkosaugos advokacija, klimato politika ir taip toliau. Kitokio jokio žmogaus, kaip to, kuris atsiduria prie konteinerio ir abejoja kiekvieną kartą, kur mesti turimą daiktą, kur į konteinerį, kas su juo nutiks, ar iš tikrųjų šita medžiaga, kurią aš panaudojau, bus perdirbta ar ne. Tai kitokio žmogaus atstovauti šitoj diskusijai negaliu. Tai pasistengsiu jo poziciją ir išsakyti, o iš tikrųjų turbūt, nepaisant to, kad čia salėje atviroje lauko yra žmonių ir dešimtmečiais dirbančių šitoje srityje ir tų, kurie yra panašiai kaip apibūdintas vartotojas, turbūt visi atsidūrė prie to konteinerių, nėra iki galo tikri, tai galima tą daiktą mesti, negalima, kas su juo nutiks toliau ir panašiai. Ir bėda ta, kad tokie žmonės labai dažnai atsiranda vadinamosiose wish cycling spąstuose. Tai yra situacijoje, kai tu gerų norų vedinas, maksimalios motivacijos vedamas rūšiuoji, bet kartais padarai netgi meškos paslaugą visai sistemai, kadangi tas daiktas pasirodo dėl techninių sumetimų ar dėl kitų sistemos ydų, apie kurias tikiu ir suksi šitą diskusiją, neturi atsidurti ten, kur atsiduria. Ir dėja, bet viešoji, na ir skaičiai mums rodo labai panašią situaciją, apie kurią kalbėjo ir Rima, kad tarsi rūšiuojančių statistiškai turime daug arba manančių, kad jie tai atlieka, tačiau tai, ką randame konteinerių turinyje, mums atskleidžia, kad vis dėlto tas wish cycling spąstai atsiranda. Ir viešoje erdvėje, ką labai tenka justi aštriai ir garsiai, kaltė už esamą padėtį tenka vartotojui. Paoponuosiu ir Marinai, kuris sakė, kad teršėjas yra tas, kuris vartoja. Tai iš to tarsi seka, kad teršėjas yra tas, kuris perka kažką ir vėliau išmeta, bet aš norėčiau kelti klausimą, ar tikrai ir ar visada. Ir man atrodo, kad toks klausimas yra ypatingai prasmingas, ypač žinant, koks įvairialypis kontekstas yra tarp tų, kurie vartoja, ar ne? Ir man prieš, na tai čia ta skaidrė, kurią turiu pasiruošusi ir demonstruoja tą vartotojo kaltinimą arba consumer blaming tendenciją, kuri yra ryški, bet ne visą laiką pelnyta. Tai kodėl ji nepelnyta, galbūt tokiai įžangai norėčiau pasidalinti tyrimu, kurį man pačiai jau prieš 10 metų netgi teko atlikti veikiant akademiniai srity. Aš analizavau tuo metu geriausius rūšiavimo rodiklius demonstruojančią Alytaus miesto savivaldybę ir nagrinėjau, tai kokie veiksniai lemia, kad žmonės ten rodo geriausius rezultatus, ar ne? Ir ten, nepaisant infrastruktūros niuansų, nepaisant įvestų tvarkų niuansų ir panašiai, didžiausią vaidmenį lėmė vertybės ir motyvacija. Ir aš analizavau būtent jas. Ir po tos analizės paaiškėjo, kad taip, remiantis ir kitais tyrimais, ne tik mano atliktų, kad iš principo visuomeniai galima išskirti 4 elgsenos tipus, kurie susiję su atliekų tvarkymu. Pirmas tai yra, kurį pakrikštijau tokiu pavadinimu rūšiuoju, tai žmogaus, kuris tą daro su labai didelė motyvacija, tą daro, nes yra tikras dėl to, kas vyksta toliau, kad jo veiksmas yra prasmingas, jis didžiuojasi tuo, jis seka, ką daro jo aplinka, stengiasi jai daryti įtaką ir taip toliau. Nu, žodžiu, šimtukininkas, dešimtukininkas. Antras tipas žmonių yra tie, kurie rūšiuoja, bet tą daro, nes taip reikia. Nes taip sako taisyklės, nes taip sako valdžia, nes taip sako sistema, bet kodėl to reikia, jis iki galo nežino. Kai tu su juo išsamiau diskutuoji, debatuoji, jis nežino tų esminių priežasčių ir čia atsiranda rizika, kad ta jo elgsena, kurią jis demonstruoja, nebūtinai bus tvari, tai reiškia nebūtinai bus ilgalaikė, pasikeitus tam tikrom aplinkybėm gali kisti ir jie. Trečia elgsena arba trečias tipas asmenų, pakrikštiju juos nedarysiu. Šitie žmonės, jie puikiai žino, kodėl reikalinga rūšiuoti, kas yra antrinis žaliavų panaudojimas, kodėl tai yra gerai, bet jie to nedaro iš principo, nes jie priima tai kaip savotišką keršto
sistemai išraiška ir kuo labiau jie jaučia, kad juos spaudžia kažką daryti per baudas, per taisyklės griežtesnės ar panašiai, tuo labiau ta jų elgsena priešinasi tom taisyklėm. Tai tokių žmonių galvose daug ir sąmokslo teorijų, kad neva uždirba tie, kurie rūšiuoja, tai kodėl aš turėčiau padėti jiem, tiksliau tie, kurie tvarko surūšiuotas atliekas, tai kodėl aš turėčiau jiem padėti, tai daryti ir panašiai. Na ir ketvirtas elgsenos tipas yra nedarysiu, tai tokie žmonės, kurie apskritai save ganėtinai izoliavę nuo įvairių visuomeninių rūpešių ir poreikių ir panašiai, ir jiem tiesiog nerūpi, jie neseka žinių, neseka aktualijų, jie vieną ausim girdi, per kitą ausį viskas išeina ir panašiai, atsipalaidavę ir dėl to niekaip nesijaučia kalti. Bet kas vienyje visus šitos elgsenos tipus, na, mano tas tyrimas buvo orientuotas į tai, kad žinant ypatybės kiekvieno elgsenos tipo suformuluoti atitinkamas rekomendacijas viešojo sektoriaus intervencijoms, ką reikia atlikti, kad tu kiekvieną iš tų elgsenų pakeistum, sakykime taip, valstybei, sistemai palankia prasme. Tai nepaisant tų rekomendacijų įvairovės, jų individualizavimo pagal tos elgsenų tipus, dėja, nei vienam neveikia tas consumer blaming, apie kurį minėjau. Ir dėja, nepelnytai kiekvienas iš tų elgsenos tipų atsiduria situacijose, kada jis turi spręsti problemas, kurios nėra jo pečiams. Net ir tas labiausiai motyvuotas žmogus, kuris rūšiuoja, jeigu jis turi spręsti galvosūkį, tai šitas daiktas perdirbamas ar ne, tai pakuoti ar nepakuoti, kombinuota pakuoti ar nekombinuota pakuoti. Tai ne jis turėtų spręsti šitus dalykus, jis turėtų, nes jei kuo ilgiau jis sprendžia šitus dalykus, kurie yra ne jo pečiams, tuo labiau gali nukentėti jo motyvacinė pusė. Jis gali jaustis kaltesnis, kad nežino to, ką neva turėjo žinoti, ir jo ilgalaikiai elgsenai tai gali tiesiog daryti neigiamą įtaką. Mes jau matom tą ir su klimato kaitos naratyvu viešoje erdvėje, kai nuolat irgi vartotojas kaltinamas ir paskui mes stebimės, kad, pavyzdžiui, jauni žmonės nenori kurti šeimų ir gimdyti vaikų, nes jie jaučiasi kalti, prisidėdami prie dar vieno žmogaus, dar vieno vartotojo ir taip toliau. O paskui mes skundžiamės, kad štai nebus kam mums pensijų uždirbti ir kad bendrai trūksta gyventojų. Na, bet čia kitas rytis. Tai nei vieno vartotojo elgsenos tipo kaltinimas nepakeis, juo labiau, kad mums tą rodo ir objektyvios aplinkybės. Tyrimai sako, kad net 80% to, kas nutiks su kokia nors pakuotė, apsprendžia jos dizainas. Tai yra tas momentas, kada pakuotės arba gaminio idėja dar yra tik tai ją konstruojančio dizainerio, inžinieriaus ar panašaus žmogaus galvoje. Tai ar tikrai galim sakyti, kad vartotojas kaltas dėl to, kad ta pakuotė arba gaminys yra taršus ir paskui kenčia visa sistema bendraja prasme? Manyčiau, kad ne. Antras niuansas, mes labai daug kalbam apie tai, kiek turim atliekų, kaip sudėtinga jas tvarkyti, kaip tai brangu ir taip toliau, bet tai mus nustumia nuo esminės, mano galva, diskusijos apskritai, kodėl mes leidžiame atsirasti tokiam didžiuliam atliekų kiekiui, koks yra. Mes tiesiog skęstam plastike, skęstam kitose atliekose ir kada bus suvaldytas tas perprodukcijos momentas, klausimas labai dažnai tampa paraštėse šitos diskusijos. Juo labiau, kad suvaldyti tą perprodukciją, receptai irgi yra ganėtinai aiškus, kaip tą padaryti. Ir tie receptai arba vadelės šito klausimo eigos yra būtent viešojo sektoriaus arba valstybės rankose per mokestinę politiką ir kitas. Tai mano galva, kai mes kalbam apie tai, kas kaltas, reikia kelti klausimą, kodėl ne visi padarom savo namų darbus. Kodėl skiriasi ženklinimas, kodėl skiriasi taisyklės, kodėl vartotojas turi spręsti tas dilemas, kurių neturėtų spręsti. Tai šitai diskusijai norėčiau laikytis, kaip minėjau, tos nuomonės, kad mes turim kalbėti apie išplėstinę gamintojo atsakomybę, o ne išplėstinę vartotojo
vartotojo kaltinimo praktika. Vartotojas tikrai padarys savo darbą, kai jam bus viskas iki galo aišku ir patogu. Tai kviečiu diskutuoti apie tai, kaip sukurti tokią sistemą. Ačiū. Ačiū, Ieva. Alfredai, pranešimo nėra, bet remiantis Ievos pranešimu užduosiu klausimą. Tai yra aiškios žaidimų taisyklės. Žinau, kad jūs bandot keisti. Žaidimo taisyklės. To jūs? Žaidimo taisyklės visą laiką gali būti aiškesnės ir aiškesnės. Žiūrėjau dabar, kam tos taisyklės, ar vartotojui, ar gyventojui, ar verslui, labai daug tų žaidėjų. Jeigu mes paimtumėm gamintojo, išplėstinę gamintojų atsakomybę, tai be abejo mes turime matom ir nematom žaidėjų. Jeigu mes pradėtumėm nuo pirmas teisės aktus leidžiantis institucijos reguliuotojai, tai teisinis reglamentavimas ir aparatas, kuris tai daro, yra labai svarbus aspektas numeris 1. Antras yra gamintojų importuotojai, turbūt yra pats svarbiausias. Tada gyventojai, vartotojai, kurie naudojasi sukurtomis sistemomis, tada mes turime rezultatą. Tai mes galime, kadangi miškų urėdijos esame scenoje, tai mes galim sakyti, kad mes įsivaizduokime medį, ar ne? Tai medis tai pirmiausia yra šaknis, tai yra teisinis reglamentavimas. Kamieną galim įsivaizduoti kaip patį pagrindinį, tai gamintojus, importuotojus, lapus tai gyventojai, o vaisiai tai yra rezultatas, kurį mes pasiekėm. Tai visos grandys turi veikti sklandžiai, kad mes turėtumėm gerą rezultatą. Ir jeigu bent viena grandis neveikia, mes iškart turime labai blogą derlių. Tai turime nuo to turbūt atsispirti. Ir klausti, kaip Marina tikriausiai sakė, kodėl ir kas neveikia, taip, ką galim padaryti kitaip. Tai labai daug ką reikia padaryti, tai labai gerai, kad pradėjom diskutuoti. Tai visų pirma, kaip yra, sakykime, su pakuotė, su padangom, yra gamintojo atsakomybė. Jeigu tu išleidai į rinką, tu iš to uždirbi, būk geras susirink, tu puikiai pažįsti savo produktą, todėl tu geriausiai žinai, kaip jį surinkti ir kaip jį perdirbti ir kaip jį galbūt prikelti vėl naujam gyvenimui. Tai pirmas dalykas, tai yra vėlgi teisės, tas pats virsmas dabar pagaliau vyksta su tekstilė. Mes tikrai, ir viskas įmanoma, dar prieš metus porą buvo tikrai sunku rasti tekstilės konteinerį, dabar jų yra pilna visose patogiose vietose, nes atėjo atsakomybė ir visi ruošiasi, kūrėsi rūšiavimo centrai, kūrėsi perdirbimo pajėgumai, surinkimo, viskas vyksta ir pakankamai greitai. Tai šioj vietoj dėl ličio baterijų gamintojų arba prietaisų su ličio baterijomis, jiems net nereikia nieko kurti ir laužti galvą, o kaip, ką, yra labai daug pavyzdžių ir tiesiog reikia paimti, padaryti copy-paste ir sakyti, kad viskas nuo sausio 1 pradedam. Aš klausimo dar nepamiršau, ar dar užduosit klausimą? Rūšiavimo teisingumą ir, pavyzdžiui, atsisakyti išvežti ir reikalauti perrūšiavimo namo, namų grupės, tam, kad būtų įvykdomos tos sąlygos, apie kurias šnekate. Aš tik įgarsinsiu klausimą. Gerai, Marina, ar jūs galite pakartoti, kad esmė klausimas toks, ar jūs, kaip, jūs surenkantis atliekas, turite teisę patikrinti atliekų konteinerio turinį ir atsisakyti jį priimti, jeigu ten radot kažką netinkamo? Iš tikrųjų, tokios teisės mes neturim. Mes tą darom, todėl, kad tikrai būna labai netinkamo atliekų. Mes tą darom, kartais tikrai atsisakom priimti tas atliekas ir su interesuotom šalim siunčiam visą tą informaciją. Tačiau mes tai darom, galima sakyti, kad neteisėtai, kad realiai tos šalis, kurios užsako šią paslaugą ir ją finansuoja ir nustato taisyklės, jos iš tikrųjų mus gali nubausti už tokią saviveiklą. Tačiau mes imamės tos rizikos tam, kad parodyti, tikrai negalim. Bet šiai dienai mes patys nesam surinkėjai, mes gaunam šiai dienai, jeigu tai atvažiavo kodų kaip pakuotės atliekos surinktos iš gyventojų, mes privalom tai priimti ir sutvarkyti. Atsakėme klausimą? Tai, atsakėm, paskui padiskutuoti reikėtų
Gerai, dar vienas klausimas. Kitas klausimas iš salės, aš įgarsinsiu, kad girdėtų ir tie, kurie yra už ekranų, ne čia Bernardinų sode. Tai klausimas toks, kaip rūšiuoti, kai nėra šalia atliekų konteinerių ir vat, žmogus sako, kad Vilniaus senamiesty tų konteinerių trūksta, aš pritarčiau, nes kažkada ir Vilniaus senamiesty ir su to susidūriau ir netgi turėjau vieną kolegę, kuri vežiodavosi mašinos bagažinėje atliekas, kad galėtų išmesti, nes labai norėjo rūšiuoti. Tai čia taip papildau tiesiog. Ką galima sakyti, kur tie konteineriai, kur mesti? Aš galiu pakomentuoti, kad labai jūs užjaučiu, tikrai žmogiškai suprantu, nes nėra nieko baisiau, kai nori rūšiuoti, bet neturi kur nunešti, tačiau nelabai galiu pakomentuoti. Tikrai vienas, vėlgi iš daugybės tyrimų, kodėl žmonės rūšiuoja, kas juos motyvuoja, tai vienas visada visuose šalyse, ten pirmam trejetuke, tai yra infrastruktūra, kad būtų patogu. Tai tikrai šioje vietoje tą visą sistemą turėtų dirbti labiau, tai tikrai palaikau, kad yra dar kur tobulėti. Grįžtant prie pakuočių, irgi užsikabinsiu už Ievos minties, nes dažnai pamirštam, kad labai daug tų pakuočių, taip, ir kartai būna produkto pakuotėje ir tos pakuotės būna ir visokios spalvotos ir sunkiai atpažįstamų ženklų. Ką čia būtų galima padaryti? Ar įstatymų, kurie eina, kam čia būtų galima pasiūti tą žinutę, kaip supaprastinti tuos dalykus, sumažinti marketingą galbūt taip. Esu beje ir savo laidoje kalbėjusi, koks to CO2 pėdsakas, kad keisis tos pakuotės, jos bus priverstos keistis, jos nebebus tokios spalvotos ir kažkada netgi klausim, tai kaip tos parduotuvių lentynos atrodys, kai tos pakuotės bus tvaresnės. Tai ką jūs manot, ar čia keičiasi ar nesikeičia kažkas? Ar mažėja noras pakuoti produktus? Bent jau asmeniškai, ypač iš vartotojų pusės, tai tikrai nepastebėčiau to, kad mažėja supakavimai, o kalbant apie reguliavimą, irgi kartu su Europos žaliuoju kursu atėjo labai daug ambicijų, kaip reguliuoti šitą sritį taip, kad poveikis aplinkai būtų mažesnis, bet ką galim stebėti, kad jau kiek čia praėjo 5 metai, 19 buvo pristatytas žaliojo kurso paketas ir kai ateina laikas perkelti tas ambicijas į labai konkrečius teisės aktus, ambicijos mąžta. Kai kurie tikslai braukiami per pusę, žeminamos kartelės ir panašiai. Ir tai atsitinka būtent dėl lobizmo, tų interesų grupių, kurios būtų paveikiamos to naujo reguliavimo. Ir tie geri norai ir gražus tikslai labai dažnai yra nuskausminami į tą blogąją aplinką ir visuomenį plačiąją prasme pusę. Tai man atrodo, kad to viešo intereso atstovavimo kaip po tokio gebėjimai, pajėgumai yra silpni ir vis dėlto mes matom, kad vis dar yra labai pigu pakuoti per daugiau negu objektyviai reikia ir kol šita vieta nepasikeis, tol turbūt ir naivoka tikėtis, kad vien iš sąmoningos visuomenės dalies ar sąmoningų gamintojų pusės ta kritinė masė pokyčio atsiras. Tai gaila, kad šitoj diskusijoje neturim tų žaidimų taisyklių sudarytojų, kuriuos galėtume pakaltinti kartu arba mesti tą pirštinę bent jau sureaguoti šitus pasiūlymus. O dar norėčiau pridėti dėl konteinerių. Kalbėjom šiek tiek ir apie tekstilę, kad tų konteinerių atsirado, bet vėl tokiose vietose, kurios nebūtinai yra tos, kurios iš tikrųjų privers rūšiuoti tekstilę. Tam pačiam senamiestyje teko matyti rūšiavimo konteinerį tiesiog skvere.
ne šalia kitų atliekų tvarkymo konteinerių, kur būtų logiška, kad jau neši visas šiukšlės pakuotės ir mišres, šalia turėti ir tekstilę, ne, vat jis paskaičiuota matyt kažkaip, kad atitiktų pagal spintulinės tas visas prasmes, tai kas eidamas į miestą nešis ten maišelį su tom tekstilėm atliekom, tai toks kyla atviras klausimas, tai nelogiškumų labai sistemoje daug. Aš gal galėčiau pakomentuoti, nes tikrųjų vat, du komentarai. Tai vienas dėl tekstilės išdėstymo, kurie atrodytų gal ir nelogiška, bet kiek man teko domėtis, iš tikrųjų yra paslėpta mintis tame, nes tekstilės tvarkymas jisai vyks visai kitokiu būdu nei pakuočių ir tekstilės tikslas yra, kad jinai būtų vėl panaudojama kaip drabužis, ta prasme ne kokiam kitam pavidalė ir drabužis. Ir todėl kai ta tekstilė, konteineris stovi šalia kitų konteinerių, tai tarsi yra toks supratimas, kad tai yra šiukšlė, kad tai atlieka ir aš galiu mesti bet kaip. O tekstilė labai yra svarbu, kad jinai nesušlaptų, kad jinai būtų maišuose ir kad jinai būtų tvarkingai padėta. Tai tiesiog dėl perdirbimo visai kitokios infrastruktūros, tai bandoma formuoti visai kitokius įgūdžius. Ir aš šiek tiek pakomentuosiu dėl pačios pakuotės. Tai tikrai pakuotės keisis ir pristatoma buvo daug reglamentų ir visi susirūpino jau, kad jos būtų labiau perdirbamos. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pakuotės savaime nėra blogis. Pakuotė atlieka labai svarbią funkciją ir be jos mes neapseisim niekaip. Tačiau viskas yra apie perdirbamumą. Jeigu ta pakuotė yra iš popieriaus tik tai, arba iš plastiko ar iš metalo, viskas jai gerai, jinai bus perdirbta ir Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Europoje ir grįš atgal kaip žaliava. Tai tiesiog nedemonizuokim pakuočių, kaip kažkada mano nuomonė buvo plastikas demonizuotas, kad tai yra didžiausias blogis, tačiau jis yra mūsų gyvenimo dalis. Viskas yra apie sudėtį ir apie mūsų pačių elgesį su ta atlieka. Alfredai, pridėsit kažką? Labai išsamei atsakė, iš tikrųjų gyvenimas juda į priekį, pakuotės yra neišvengiamos ir vartojimas, gyvenimas gerėja, jos tikrai niekur nedings. Tikrai be abejo yra svarbiausia, yra perdirbamumas ir kad jos pasiektų švarios, nesumaišytos, neprapultų, jos papultų į perdirbimą ir tada problemos iš principo tikrai nematome. Alfredai, kaip manot, kodėl kalbam, kad pakuotės reikia rūšiuoti, bet metam ne tik pakuotės, bet viską metam, ką sugalvojam. Tai kur čia yra spraga, ar buvo kažkas galbūt pradžioj padaryta blogis komunikacija, kodėl mes su pakuotėmis maišome viską? Mes gal truputėlį, kadangi Marina truputėlį kalbėjo apie baterijas ir elektroniką, kurios papuola į srautus ir sukelia ir gaisrus, ir sunaikina kitas žaliavas ir gamyklas ir taip toliau, tai čia kad iliustruotumėm, kaip atrodom, ar ne? Tai pavyzdžiui, mes atlikom skaičiavimus, kiek teoriškai galėtų būti išleidžiama vidaus rinka elektros elektroninės įrangos per metus, tai apie 90 000 tonų. Surenkama per metus ir tinkamai sutvarkama, finansuojant gamintojams importuotojams daugiau negu 21 000 tonų. Tai reiškia, mes surinkam tik 25% nuo vidaus rinkai patiekto kiekio, kai užduotis yra 65%. Tai už kai Europos Sąjungoje praeitais metais mes ir gavom įspėjimą, kad nevykdom užduočių. Pažymkim, nešiojamąsias baterijos, tos mažusios atliekų tvarkytojų žudikės, ar negalim pavadinti. Tai jų į vidaus rinką išleidžiama apie 2000 tonų. Per metus surinkama daugiau negu 360, tai apie 20%. Kaip į reglamente užduotis Lietuvai 30 metais yra 73%, o mes surinkam apie 20%. Tai skaičiai rodo, kad mes nesurinkam atskirai šitų gaminių atliekų, o jos patenka į kitų atliekų srautus ir sukelia didžiulį pavojų. Tai rūšiavimas ir čia vėlgi, kas atsakomybė, ką daryti. Tai aš visą laiką žiūrėčiau, mes turime gamintojo atsakomybę. Pirmiausia, aišku, visi mes esame atsakingi ir gyventojai, ir atliekų tvarkytojai, ir verslas, bet gamintojam teka ta didžioji atsakomybė, dėl to mes turime gamintojo atsakomybę, kurie ir turi sukurti prieinamumą, atliekų surinkimo infrastruktūrą. Mes turime turėti išugdytą visuomenę, tai visuomenės informavimas ir švietimas irgi gamintojų importuotojų. Tai tas suvokimas yra labai svarbi dalis ir mes jos negalime apeiti ir tai irgi gamintojų atsakomybė. Ir kaip rodo praktika, verslas geriausiai sugeba kurti sistemas, daryti, informuoti visuomenę
tik mes turime sudaryti galimybės teisinės. Užnorinti, kitaip tariant, taip? Kaip sakot? Užnorinti, kad jie norėtų daryti. Užnorinti. Paprasčiausiai turi būti ir visą laiką ir saldainis, ir bizūnas, ar ne? Tai geriausiai reikia, paprasčiausiai verslas, jisai tikrai viską padarys, jeigu mes turėsime tikrai, kaip tą medį minėjau, sveika šaknis, tada ir kamienas sveikas bus, ir lapai, ir tada mes turėsime ir vaisius, ir taip toliau. Tai turime identifikuoti tas problemas, kuris spręsti. Tai aš tai labai dažnai, aš šiandien, jeigu elektronikoje ir baterijose, tai aš matau sprendimą, nuo ko pradėti, nuo teisės aktų pokyčių. Ir mes ten yra pats pagrindinis sprendimas, galime čia ieškoti, kas kalti ir atliekų tvarkytojai, ir gyventojai, bet gamintojai, importuotojus mes turime ten surasti tą sprendimą ir tada mes turėsime tikrai gerus rezultatus. Kaip? Žinoma, taip, Almantai. O nemanote, kad baterijom ir smulkiem daiktam, kurios yra baterijos, depozito sistema suveikia? Aš įgarsinsiu tik klausimą, ar baterijoms ir daiktams, kurie turi baterijas, nereikėtų tokios depozito sistemos, arba, kaip kalbėjom apie taromatų sistemą, kažkas tokio panašaus, kas galėtų veikti ir graža būtų. Aš labai paprastesnį sprendimą, nes kas tinka pakuotėm, gal nebūtinai tinka visiems kitiem. Dėl tiekimo rinkai būdo, dėl vartojimo laikotarpio, bet pavyzdžiui, mes turime elektroninės cigaretės, tas vadinkime vienkartinės elektroninės cigaretės. Jeigu mes dabar pažiūrėtumėm užduočių vykdymą, tai jinai priskiriama prie smulkios elektroninės įrangos, tai jeigu atliekų tvarkytojai sutvarko kokį tosterį, tai galim užskaityti, kad tai yra elektroninės. Bet jeigu mes elektroninės cigaretės išskirtumėm į tokį atskirą eilutę ir užduotį padarytumėm elektroninės cigaretės parduodami gamintiems importuotojams, kad surinkti ir sutvarkyti tam tikrą kiekį, tai būtų visai kitas rezultatas, nes verslas, kai turės atsakomybę neišvengiamą ir turės neišvengiamą pareigą, jisai sugalvos, kaip ją surinkti. Jisai gali ir ekonomiškai skatinti, ir pats įvesti papildomą užstatą. Ir mes jas tikrai surinktumėm ir be didelių kaštų, bet mažas teisinis sprendimas, kaip pavyzdys, galėtų būti, aišku, ir kitoks, kuris tą klausimą visiškai spręstų. Aišku, išeitis yra, visuomenė sako, reikėtų drausti. Mes galime drausti turbūt viską, bet ar tai reiškia, kad jų nebus rinkoje, kai mes turime atviras Europos sienas, kai galima internetu pasisiųsti ir taip toliau. Tai draudimas yra nesprendimas. Sprendimų reikia ieškoti ten, kur galima tikrai sutvarkyti. Ir apamai, rūkalai yra blogis, bet blogis gyvena tarp mūsų ir mes turime su juo tvarkytis. Bet čia būtų pavyzdys, kaip mes galėdami spręsti elektroninės cigaretės ir labai paprastai. Bet ką mes matome ir turbūt gamintojas principas yra vienas iš efektyviausių atliekų tvarkymo formų, kai gamintojai importuotojai dalyvauja finansavime ir kūrime ir gyventojai gali to naudotis. Bet viskas pradeda buksuoti, jeigu atsiranda tam tikros nelygios sąlygos, galimybė kažkas nevykdo, kažkas išsisuka, neveikia ir tada pradeda viskas griūti. Kaip mano, čia klausimas tikriausiai būtų visiems, ar mūsų sistema, kuri kuria sprendimus ar įpareigoja, ar mes pakankamai lankstus ir greiti, kad reaguotume į tai, kaip viskas keičiasi, nuo elektroninės cigaretės. Naujovė, nenaujovė, sunku pasakyti, bet mastai auga. Elektromobiliai, skaičiai auga, taip. Viskas keičiasi, pakuotės irgi turi savo niuansų, bet ar tai, ką mes turime, mūsų teisinė bazė ir žmonės, kurie už jas stovi, yra pakankamai tikriausiai kompetitingi, lankstus ir suvokia, kad gal tai nėra prioritetas. Gal tiesiog tai yra kažkur 20 vietoje ir už tai taip stovi dalykai, kaip manote jūs? Na, žinot, kaip atliekų tvarkytojas, tai galiu pasakyti jau lankstesnių už mus nesu mačius tikrai, todėl kad kartais mes gaunam gruodžio mėnesį naują įstatymų paketą, kuris įgalioja nuo sausio 1 ir turim viską pakeisti. Tai aišku, čia juokais, bet natūralu, kad sistema, kur daug dalyvių, o šioje vietoje tai dalyviai yra tiek gamintojai, importuotojai, gyventojai, teisės aktų kūrimo įstaigos ir panašiai. Kuo daugiau dalyvių, to bus sunkiau. Bet kaip ir minėjau, kad šiuo metu visi pakeitimai jau vyksta sparčiau. Jos tik reikia pradėti suplanuoti ir nustatyti tą galinį tašką, kada tai turi būti padaryta. Nes pasaulis keičiasi ir tikrai mes turim adaptuotis. Mes negalim pasakyti, mums per greitai, mes per rytį. Atsiprašau, kad jūs sudegėt, nes mes nespėjam paskui tos gaisrus. Tai tiesiog mes turim
Bet aš suprantu, kad verslas tai suvokia, kad mes turim adaptuotis, dabar taip ir būna, kad iki verslo greičiau tam tikri dalykai eina, bet tai, kas tos šaknys, taip, tie sprendimai. Jeigu mes šnekam apie teisės aktų pokyčius ir prisitaikymą, kaip pavyzdį, jeigu mes turime, pažiūrėjau, elektroniką, 3 metus išleidimas didėja, o sutvarkymo kiekis mažėja, tai tikrai mes neprisitaikom jau labai ilgai ir labai lietai. Ne? Tai prisitaikyti tikrai galima, bet aš, pavyzdžiui, iš to viso, ką matau ir kas iš tikrųjų, taip stebint visas diskusijas tarp visuomenės arba rinkos dalyvių, verslo ir, pavyzdžiui, institucijų, ar ne, visi mato tą patį, mato problemą, bet labai dažnai mato sprendimų būdus kitus. Ir tada daug kas randa diskusijos, kur reikia spręsti. Bet dažniausiai, kaip visada žinome, mes pradedam spręsti, kai kažkas labai atkreipia mūsų dėmesį. Pavyzdžiui, tie gaisrai. Dabar gaisrai, kai pradėjo degti atliekų tvarkytojai, tai elektronikos ir baterijų klausimas tapo toksai vėl svarbus. Nors statistika įrodė, kad važiuojam žemyn, nieks nereagavo. Kai pradėjo atliekų tvarkytojai degti, tada pradėjo reaguoti. Atsiranda diskusija. Ir iš tikrųjų, aš taip laiką skatinu ir labai norėčiau, kad kai diskutuoja verslas ir valstybės institucijos, ar ne, tai kad nebūtų tik diskusija, kad tos idėjos, kurios apsikeičiamos, jos būtų išgirstamos iš abiejų pusių. Nesakau, kad ir tie geriau mato, ir tie geriau mato. Bet jeigu sudėti abudu kaip mato, tai labai turėsim gerą vaizdą. Tai tikrųjų pasigendama tokio matymo visų sujungimo, apjungimo. Ir tada rezultatai gali būti greitai. Ir tie priminimai teisės aktai ganėtinai greitai. Bet jeigu mes priemam kitą pusę sprendimą, tai mes paskui vėl turim problemų. Tai geriau išdiskutuoti ir gauti tą sprendimą labai kokybišką, negu kokį vienpusišką ir ne visai geros kokybės. Ieva, pasisakysi? Aš pritarčiau tam, ką sakė kolega. Man atrodo, kad ko trūksta, tai taisyklių kūrimo bendrakūros principų. Tai čia toks naujas galbūt kai kam žodis, bet mano galva jis reiškia tas lygias galimybės prie sprendimų priėmimo stalo. Kad neatsitiktų taip, jog tik viena interesų grupė gali pasiūlyti, kaip turėtų atrodyti viena taisyklė arba kita, o kitos lieka neišgirstos arba išgirstos tik tai formaliai, bet įtakos vis dėlto tam sprendimui nepadarė. Ir man visą laiką keista, ir dabar čia prieš porą savaičių nuskambėjo žinia, kad keičiasi visų manikiūrininkių gyvenimas ir didžiuliai nuostoliai, nes nagų lakuose pasirodo yra medžiagos, kuri kelia vėžį ir ją reikia skubiai išimti. Tai man arba panašiai buvo ir su visais PFAS amžinaisiais chemikalais, kurie keptuvėse, lietpalčiuose ir kituose gaminiuose. Paaiškėjo, kad jie ir nuodingi, ir kancerogeniniai, ir visokie kitokie. Kodėl iš vis prieš neįsitikinus, kas yra tai per medžiaga, kaip jinai paveiks kokteilį visą būdama su kitomis medžiagomis, jeigu kalbam apie atliekų tvarkymą, kodėl iki to nebuvo padaryti visi reikiami žingsniai, kad mes neatsidurtume šitoj situacijoje, kai staiga visiems reikia lankščiai greitai prisitaikyti, nes nuo naujų metų kažkas netikėtai keičiasi. Tai vat, matyt, tada prie sprendimų priėmimo stalo sėdėjo tik viena interesų grupė, kuri norėjo, kad greičiau ta medžiaga būtų rinkai pasiūlyta. Tai vat to girdėjimo, susikalbėjimo ir vienodos įtakos darimo stinga. O ko reikia, kad ta vienoda įtaka arba bent jau panašiai atsirastų, tai čia jau kiti klausimai, kurie liečia ir socialinę sistemą, ir ekonominę padėtį Lietuvoje, tai dar galima plėsti lauką šitos diskusijos. Klausimas. Aš neklausim, aš diskusinį tokį momentą norėčiau pasiūlyti. Tai kažkas triuda. Žiūrėkit, reiškia, pradėkim nuo atliekų tvarkymo ir pakuočių tvarkymo sistemos dizaino. Lietuvoje įvesta rinkliava, kur mokame visi nustatytas sumas, pagal savivaldybių ten tvarkas tokias. Ir ta sistema iš principo neskatina rūšiuoti. Iš principo, nes tu bet kokiu atveju rinkliavą mokėsi, ar tu geriau rūšiuosi ar prašiau. Kitas momentas, ir čia labai svarbus, dėl ko aš užklausiu apie tai, ar kažkas gali įtakoti rūšiavimo kokybę. Tai yra tai, kad, reiškia, aš susimokėjau tą rinkliavą ir tada atsiranda va tie 3. ir 4. tipai, kurie rašė, sakė, iš principo nerūšiuosi, nenoriu ir ką jūs man padarysit. Reiškia, ne? O esminis dalykas yra, jeigu rimtai, tai yra tai, kad valstybė prisima savo, reiškia, tą teisę reguliuoti. Jinai surenka pinigus ir jinai tada visus užsako, kad visi atliktų pareigas kažkokias ir jinai dizainuoja.
bet kad tame tarpe kažkas yra blogai, valstybė nepasirūpina. Tai todėl aš manau, kad turi būti visą laiką galvoj smegenyse švaru. Jeigu valstybė įvedė rinkliavas, tai turi užtikrinti kokybę rūšiavimo. Kaip tai padarys, tai yra nesudėtinga, kitose srityse sugeba padaryti. Ne? Tai turi būti kažkokie, ar tai inspektoriai, tikrintojai, arba suteiktos teisės tiems surinkėjams, tada, reiškia, daryti kažkokį įtaką, baudą skirti galbūt netgi ir panašiai. Tai vat, aš manau, kad čia yra toks momentas, kuris yra praleistas, darant visą atliekų tvarkymo sistemą. Tai kaip užtikrinti kokybę atliekų? Tikriausiai būtų klausimas. Atliekų rūšiavimo kokybę. Ir dar čia reikia prisiminti Gargždų atvejį tikriausiai taip, kai netinkamai rūšiavęs žmogus buvo nubaustas. Man, jeigu neklystų, realia piniginė bauda. Taip, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad mes Lietuvoje nesam prastesni rūšiuotojai už vokiečius, švedus ar suomius ar kitus. Vienintelis momentas, kad jie pradėjo tai daryti anksčiau. Tai realiai, jeigu tai paskaičiuot, už 10 metų nebeturėsim dėl ko diskutuoti. Tai vienas momentas. Bet dėl rūšiavimo kokybės galiu pasakyti, kad realiai, čia gal galėtų ir pats Žaliasis taškas pakomentuoti labiau, yra bendradarbiavimo sutartis su savivaldybėm, su bendruomenėm ir tikrai yra aiškiai komunikuojamos tos kokybės reikalavimai. Tik tai šiai dienai iki šiol vyksta diskusijos, nes, sakykime, jeigu aš gyvenu Gargžduose, aš vienaip rūšiuoju, jeigu aš keliuosi į Vilnių, aš galiu kitaip rūšiuoti, nes čia savivaldybė šiek tiek kitokias taisyklės nustatė. Tai šioje vietoje yra painiavos, yra labai daug kūrybos, nes iš tikrųjų daug yra diskusijų, kasgi turi kristi į pakuotės konteinerį. Tai, bet jeigu mes grįžtam prie mūsų temos, tai tikrai ne elektronikos. Tai mes, jeigu galim ginčytis, ar ten gali būti knyga, žurnalas, laikraštis, ar tai pakuotė, nepakuotė, tai čia dar diskusijų, bet elektronikos prietaisas, tikrai ne. Tai nei pakuotė, nei žaliava. Tai dar yra diskusijų, labai džiugu, kad jos vyksta. Ir aš manau, kad mums tiesiog reikia laiko, nes kiek teko lankytis pas partnerius ES šalyse, jie nepradėjo visi su 99% grynumo žaliavos, tikrai visi perėjo visus tos etapus, tik tai reikia visiems sutarti, pradėti ir daryti. Alfredai, Ieva, ir aš dar Almonto norėsiu irgi klustelt. Aš tai vėlgi truputėlį grįšiu prie rūšiavimo, tai iš to bendro tokio vaizdo, kur susidaro, tai iš tikrųjų mes turime daug tų reikalavimų, teisės aktų, turime savivaldybės organizuoja komunalinės rinkliava, organizacijos organizuoja pakuočių surinkimai, pakuočių surinkimo konteinerį primeta kitų atliekų, tada turi padengti, kas ir nepakuoti, daug tokių visokių privelta. Aš kartais truputėlį pats pastebiu, kad tose teisės aktuose per tiek metų mes kartais irgi tiek priveliam tų taisyklių, mokėjimų, nemokėjimų ir taip, kad paskui patys pasimetam, kur Gargžduose vienaip rūšiuoja, Vilniuje kitaip, taisyklės skirtingos. Iš tikrųjų, taisyklė yra paprasta. Gyventojai gerai rūšiuoja, kai jiem yra patogu prieinama ir labai tas prieinamumas yra geras. Tada, kai pas yra suvokimas, kad man reikia rūšiuoti ir tai yra tas žinios, kad aš to noriu ir taip toliau, nes visi mes žmonės, socialinės būtybės, mes darom visi kartu viską, norime viską daryti, ar ne, tai jeigu mes žinome, kad tai yra gerai, tai darom ir pasitikime sistema, kad yra tinkamai sutvarkoma, tokie pagrindiniai suvokimo lygiai. Žmogui, kas dar yra labai prie tų visų svarbu, visą laiką, kas visuomenėje mes nemėgstam kalbėti, bet finansinis klausimas. Jeigu man rūšiavimas, blogai išrūšiavau ir taip man kirs per kišenę, tai tie, kurie tam sąraše, nežinau, kurie eilutė, kurie blogiečiai, tai juos tai išgydys. Tai mes turime visuomenę iš kelių sluoksnių, vieni sąmoningi, kiti supranta iš karto, kiti vėliau, o kitos reikia priversti suprasti. Ir tada mes turėsime tą visą kokybę. Tai ta sistema turi būti iš tokių grandžių sudėliota, nuo suvokimo, bet vėlgi mes atsistojame vėl tą gamintojų importuotoją, teisinį reglamentavimą, tą sveiką medį, ar ne? Tai žiūrėkim tą sveiką medį, kaip jisai turėtų augti ir viskas bus gerai. Tik tai, aišku, tai daug darbo, ne per dieną. Tai Alfredas jau daug išvardino, aš tik praplėšiau galbūt apie tą skaidrumą ir mokesčių ir visų rinkliavų sistemonėje, nes jeigu paklausim čia net sėdinčių, turbūt vargu, ar kuris žinos tai už ką jis moka, kai moka už atliekų išvežimą, už ką moka, kai perka kažkokį daiktą supakuotą į kažką ir panašiai.
ir kaip pasiskirsto joliau tos sumos ir skaidrumas, kalbant apie pasitikėjimą sistema. Nes dabar irgi va, šitų gaisrų fone ir panašiai labai daug sąmokslo teorijų, kad gal sudegina tam, kad nereiktų tvarkyti ir leisti pinigų. Gal žinom ir tų visų neskaidrių sistemoje atvejų, kai atvežiai stambiagabaričių atliekų aikštelę, ten pasveria, kad tu atvežiai daugiau, o paskui nelegaliai priimti. Nu, vienu žodžiu, tokių visų piknaudžiavimo atvejai, net jeigu ir jų ir nedaug, jie labai kaip degutas medaus statinę gali sugadinti. Tai kuo daugiau sąžiningumo sistemoje ir aiškumo ir paprastumo bus, tuo geriau. Ir bendrai tai pritarčiau tą idėją apie finansinės paskatas per užstato sistemas, ypač jeigu kalbam apie elektroniką ir net iš tos pačios Europos komisijos buvo pasiūlymai svarstyti apie įvedimą apmokėtų iš anksto vokų, pavyzdžiui, mobiliesiems telefonams, kad seną idėjai į voką specialų išsiunti per pašto sistemą ir tau sugrįžta ten, nežinau, kuponas ar kažkas, ką tu gali išsigryninti. Nu, vienu žodžiu, toks apčiuopiamas momentas, nebūtinai reikia taromatus mūsų turimus kažkaip ten modifikuoti, kad priimtų nuo šiol laptopus, bet sugalvoti, kaip atgauti vertę, tai tikrai įmanoma. Aš dar Almanto, kaip ir norėjau paklausti, nes čia jau minėjot, kad ne vienoda ta sistema, vienaip Gargžduose galima rūšiuoti, kitaip Vilniuje. Ir aš žinau, kad Almantas čia, kas sėdi arba kas klausosi mūsų, tik pasakysiu, kad Almantas Kybartas yra pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos Žaliasis vadovas. Tai Almantai, kaip juda ta iniciatyva suvienodinti sistemą? Nes mes kalbėjome apie tai pavasarį vienoje iš diskusijų Kaune. Tai juda taip. Tai juda taip, kaip ir mūsų valdžia. Tai jinai atsiranda, diskutuojam, valdžios pasikeitimai vėl veda prie naujų diskusijų, tai mes vis dar diskutuojame. Deja. Aš gavau datą kažkokią, gausim, bet datos dar nėra, nes meros pavasarį kalbėjom apie kažkokią datą, kada jau galėtų būti ta vieninga sistema. Viskas, kolegos, turim 3 minutės, 3 valandą turim baigti, jūsų irgi yra 3, tai po baigiamąjį sakinį ar 2, atsakant, tai kas kaltas, kas atsakingas. Nes išvardėm eilę problemų, laukas problemų, katilas problemų, bet jūsų asmeninė tokia baigiama. Ką norėtumėt, kad išsineštų kiekvienas čia sėdintis ar klausantis mūsų? Aš gal šiek tiek įnešam pozityvumą, ne, pabaigai taip turėtų vykti diskusijos. Tai galiu pasakyti, kaip 20 metų rūšiuojantį atliekas ir matantį kokybę tikrai yra geriau. Tikrai yra geriau, bent jau šiais metais neradom šerno galvos ar kažkokių kitokių biologinių atliekų konteineriuose. Supratau. Tai kokybė šiek tiek didėja. O kalto aš neįvardinčiau nei vieną, nes galbūt šiek tiek prisiemu kaltės ir savo, kad neįdukuoju savo kaimynų, kaip pavyzdys, šiek tiek kalties duočiau ir Alfredui, gal irgi kažko nepadarėjai, nepasakėjai. Tai tiesiog ir siūlyčiau kiekvienas atsižvelgti save ir prisiminti, kada, kas, kur padėjot neveikinti elektroninį prietaisą. Va dabar prisiminkit ir tada bus aišku, kas kaltas gal. Ačiū, Marina. Ieva. Aš tai manau, kad kaltas mūsų bendrai kaip visuomenės abejingumas tam, kaip konstruojamos tas taisyklės, pagal kurias vėliau visi turim žaisti. Tai kaip visi bus tokie aktyvūs kaip žaliasis taškas, kur spaudžia, kad taisyklių greičiau atsirastų pakeitimai, tai gal ir pokyčių bus daugiau. Ir Alfredai? Tuo tik baigiamasis žodis ir klausimas. Gerai tada? Čia kaip Čerčilis sakė, kai ir labai blogai, niekada nepasiduok ir kai matai, kad labai blogai nepasiduok ir tu laimėsi. Tai aš irgi visiems linkiu niekada nepasiduoti, siekti tikslų, ieškoti susikalbėjimo, sprendimo. Man labai gerai Marina pasakė, kad nekaltų reikia ieškoti sprendimų. Tai aš tikrai raginu ieškoti sprendimų, susitarti visom pusėm, surastos sprendimus, kurie yra geriausi, išdiskutuoti, priimti ir kiekvieną konferenciją dar labiau pasigirti mūsų pasiekimais. Čia Almantų labai tinka, nepasiduoti ir ten daug nepasiduoti, net irgi labai sunku. Klausimas, čia ne mums tikriausiai, taip? O aš baigiant dar noriu visiems padėkoti, Alfredai, Ieva, Marina, už tai, kad atėjot, Žaliam taškui, už tai, kad mūsų būrėt, nes tema iš tikrųjų aš
Pati su Žaliuoju tašku mes kūrėme laidą, o koks to CO2 pėdsakas, jau gal 3 metai kalbam ir aš jaučiu, kaip daug kas tiesiog stovi, kartais siutasima iš tikrųjų, nes tu girdi tos pačius klausimus, kurie kartojasi ir kila klausimas, kodėl neveikia, kodėl negalima išspręsti, nes tarsi viskas aišku, bet stovi, bet tada ir vėl ir tu klausi ir keli tos klausimus, nes paprasčiausiai tikriausiai būtų užsimerkti ir patylėti, bet geriau būti tam nepatogiam, kuris kelia klausimus ir gal vieną dieną tai pasikeisti, nepasiduoti, Alfredai. Ačiū Jums už tai labai ir ačiū Jums, kad susirinkot ir klausykit laidos, koks to CO2 pėdsakas, kur kelsim tos klausimus.